grįžti atgal, nes tam mums privalomi mokymai ten. Marius man buvo rašęs, kad negalėjęs dalyvauti, dėl to, žinau, kad ten kažkas vyksta, tai nežinau, kaip. Tai aš ten pat žinok esu. Ir Vaida? Ir Vaida. Ten privalomi mokymai. Tai aš tiesiog, atvykau ir pasakyti apie situaciją, tai aš negalėsiu dalyvauti posėdį. Supratau. Gerai. Tai bent jau informavot. Ok. Ačiū. Iki. Iki. Labą dieną. Labas, Tomai. Sveiki. Labas, Vaida. Vaida, neturėtum būti mokymuose kažkokiuose? Tai turėčiau, tai vat. Eduardas viską tik ką supasakojo ir išėjo. Ir paminėjo, kad ir tu ten esi. Šiaip tai jo, aš pabėgau iš ten. Tai nežinau. Mes čia kiek tų klausimų turim, kaip ką. Klausimų, tai nežinau, kol kas atrodo tik vienas, nes į tą surašinėjimą niekas daug ten neatliepė, kai siūliau, nebent Edai, nebent tu ten dar klausimą, kurį buvo mano varstė, kad galbūt inicijuoti tas pokyčius dėl šviesoforinio reguliavimo, tai jeigu, nežinau, galėtum užvesti tą temą, tai gal ir padiskutuotume tada kaip antrą klausimą. Kad ne, aš to klausimą net nekėliau kaip dėl šviesoforo, nes čia konvencijos pakeitimas reikalingas. Nebent čia galėtų būti tema apie atstumą nuo perėjos, kuriuo galima eiti. Tai yra, kad visuomeniai suformuotų suvokimas, kad pėsčiųjų perėja nėra eismo saugumo priemonė, yra tiesiog eismo organizavimo priemonė, kad žmogus apskritai galėtų per gatvę perėti. Tai, nes dėl šviesoforo, tai čia reikia tiesiog rašyti, išimti iš konvencijos. Švedija, Anglija turi, o mes ne. Čia tas pavyzdys, ką buvai ten minėjęs, kad esant, kaip čia, tarkim, saugiom sąlygom galima eiti ten per raudoną, ar ne? Čia apie tai mes kalbam vienodai, suprantam. Taip, turbūt, nes ir Didžiojoje Britanijoje, ir Švedijoje, turbūt dar kur nors nėra draudžiama eiti per raudoną šviesoforo signalą, jeigu netrukdoma eismui. Tai yra tiesiog, kad tas signalas pėstiesiems tik tai gali nebent suteikti galimybę eiti, kai žalias, tai pirmumą turės, o priešingų atveju jie gali eiti bet kurią kitą gatvės ruožą. Įsitikinę, kad niekas netrukdo, saugu ir panašiai. Tai čia nemanau, kad mums per toli biškai. Supratau. Buvau supratęs, kad gal norim apsvarstyti šitą kaip ir pasiūlymą tokį, kad teikti galbūt ten ar ministerija nors, kad svarstyti. Gerai. Dauguma jau mūsų yra, matau tikrai didžioji dalis valdybės kolegų ir nepersijungia. Turim tada vieną kol kas klausimą šiandienai, bet visai svarbu Gedimino prospekto pertvarkymą. Ten turim, kadangi daug visai problemų yra su eismo sauga, komanda ir savivaldybės komanda esam parengę tam tikrus pasiūlymus, kaip reikėtų organizuoti eismą, atsižvelgiant, kad ta sauga ten gerėtų. Ir norim pristatyti, nes po to sekantis žingsnis tai teikti savivaldybei tą pasiūlymą ir iš esmės ten peržiūrėti apie tą visą situaciją Gedimino prospekte, apie tos pakilnojamus kuoliukus, ar kaip jos ten pavadinti lietuviškai, iki ten visiškai uždarimo tam tikrų atkarpų. Tai klausimą pristatyti tada Marių pakviesiu, aš tik tai labai greitai paspaudžiu, kad įrašinėt, nepraleist nuo vidurio. Galim gal pradėti pirmą klausimą apie Gedimino prospekto eismo organizavimo pokyčius. Ir tada prašysim jūsų pastebėjimų, pasiūlymų, gal kažką dar pakeisti reikėtų ir kaip tai yra susijęs su eismo sauga. Mariu? Tai gerai. Tai labą dieną visiems. Tai trumpai pabandysim pristatyti Gedimino prospekto eismo saugos didinimo ir kelių eismo taisyklių pažeidimų mažinimo siūlymą. Čia tokia daugiau įvardinkim kaip koncepcija, vizija, su kuria norėtumėm eiti į Vilniaus miesto savivaldybę ir pasitikrinti, ką jie galvoja ir kuria linkme judėtumėm. Tai aš truputėlį taip lengvai prabėgsiu per informaciją, nes kaip ir vienas iš darnaus judumo plano tikslų ir eismo saugos programos tikslų ir būtent strateginėme veiklos plane yra numatytas avaringumo mažinimas, eismo juodų dėmių mažinimas, įskaitinių eismo įvykių mažinimas,
bet turim tokią situaciją, kad Gedimino prospektas, kuris yra tikrai didelis ir pilnas pėsčiųjų ir dviratininkų ir kitų miestą lankančių žmonių, ir turim realiai per 1,8 km ilgį grubiai 6 juodasias dėmes, kas atrodo tikrai šiek tiek protų nesuvokiama toks kiekis juodųjų dėmių miesto centre, būtent kur turėtumėm skatinti kaip tik judėjimą pėsčiomis. Tai esam susikėlę būtent juodųjų dėmių statistiką, tai matom, kad didžioji dalis vis tiek yra tų eismo įvykių, kur nukenčia pėstieji, kurių nepraleido, kaip pavyzdys, per perėją sukdama transporto priemonę, arba tie patys pėstieji nebūtinai eina per perėjas, nors visi suprantam, kad didžioji dalis tos teritorijos ir aplinkinės teritorijos yra daug kur gyvenamoji zona, yra daug traukos taškų ir manom, kad iš vis ta vieta tikrai, kur pagal darnaus judumo planą yra ne kartą sakyta, centrinė miesto dalis, prioritetas pėstiesiems. Tai mūsų noras ir būtų, kad jie tikrai jaustųsi saugiai, patogiai ir visai kitaip, kaip tik įmanoma jaustis miesto centriniai daly judėjimui pėsčiomis. Tai mes esam susidėlioję, kaip ir sakau, dviratininkai irgi dažniausiai yra nutrenkiami, nes jų vairuotojai tai nepastebi, tai prispaudžia prie darydami manevrus, tai tas tikrai neadekvatu ir tuo pačiu, aišku, paėmėm ir 23 metų statistiką, kur dar nėra juodųjų dėmių statistikos, tai matom, kad 23 metai nebuvo kažko išskirtiniai ir tose pačiose juodosiose dėmėse tie patys eismo įvykiai su tuo pačiu pobūdžiu užvažiavimas, kaip pavyzdys ant pėsčiojo. Tai mūsų siūlymas būtų, aš gal labiau eisiu jau prie pačio siūlymo, nes transporto srautas, taip jisai važiuoja piko metu virš 600 automobilių, kurių tikslas yra didžiai dalimi apvažiuoti Goštauto gatvę, joje esančias transporto spaustis ir turėti realiai vos keletą šviesoforų vietoje didesnio kiekio. Tai plus mes ką dar matom dažnai, tai yra tai, kad tie fiziniai barjerai, kurie pakeliami tam tikru metu, jie kažkaip jų vairuotojai visiškai nemato ir tam praktiškai periodiškai vis tvarkomi, nes vis nudaužiami jie arba bandome apvažiuoti, būna vakarinio piko metu, mes matom irgi tam tikras ilgas eilės besiformuojančias tam, kad sutrumpinti kelionę automobiliu, vietoj to, kad paskatinti saugiai judėti pėsčiomis. Tai kaip ir sakau, tada aš einu labiau prie siūlymų. Tai siūlymai mūsų susideda iš daugiau tokių, kad riboti tą tranzitinį transporto eismo judėjimą, maksimaliai atverti centrinę dalį pėstiesiems ir mikromobilumo priemonėms ir įvesti eismo organizavimą visą parą vienodą, nekaitalioti jos pagal paros laiką ir taip mums gavos, kad mes susiskaidėm teritoriją į 5 segmentus ir 5 segmentai, tai įvardinkim, kad norėtumėme ir siūlytumėme miestui ties pagrindinėmis aikštėmis, kur ir vyksta pagrindinis pėsčiųjų judėjimas iš vienos ašies į kitą ašį, tai turėti tas tokias viešas erdves ir jas uždaryti visai parai, tai būtų tai prie Lukiškių aikštės ir prie Kudirkos aikštės. Tai yra uždaryti ir tuo pačiu atkirsti tą galimybę tranzitui judėti. Dažniausiai jis, aišku, vyksta nuo būtent šitos pusės ir iki pat katedros aikštės, taip apvažiuojant būtent visą Žygimantų Goštauto dalis. Tai mintis yra, kad riboti tų manevrų kiekį, neleisti pravažiuoti ir tose avaringiausiose vietose, kur ir visiškai apriboti manevrų kiekį, kad nebūtų galima, pavyzdžiui, Vilniaus gatvę iš Gedimino prospekto patekti ir tik į viršų, kur yra šiek tiek saugesnis judėjimas, neatkertant būtent galimybių judėti gyventojams, kurie sudarytos sąlygos būtų privažiuoti. Tai mūsų toks būtų siūlymas, su kuriuo norėtumėm eiti į Vilniaus miesto savivaldybę ir siūlyti keisti eismo organizavimą, siekiant sumažinti Gedimino prospekte tranzitinio transporto kiekį ir taip atverti labiau erdvės pėstiesiems. Plus, kai bus fiziniai barjerai, kuriuos reikia ir prižiūrėti ir kurie dažnu atveju tampa objektais, kuriuos nutrenkia, tai būtų visą parą uždaryta fiziniais barjerais. Ir tada manau, kad ir pėstiesiems, ir visiems kitiems eismo dalyviams būtų kur kas saugiau ir patogiau judėti tomis erdvėmis. Ir vairuotojai, aišku, jie jau žinotų, kad
visą parą, tai uždarytas eismas, nėra galimas eismas ir taip rinktųsi savo kelionę pritaikytomis gatvėmis, o ne rinktųsi D kategorijos gatvę važiuoti tranzitu. Tai trumpai būtų tiek. Ačiū, Marijau, kad pristatėjai situaciją esamą ir tai, ką siūlytume. Ar turit kas nors komisijos nariai, kokių pasiūlymų, pastebėjimų, čia kas liečia galbūt ir pėsčiųjų eismą ir judėjimą, dviratininkų eismą ir judėjimą? Edai, prašau. Aš lygiuosi, man atrodo, šito klausimo nebuvo darbotvarkėje. Jį susiderinom, kai siunčiau šitą, kaip papildomas pasiūlymas buvo įtrauktas. Mes susitarę esame, kad likus 7 dienom neturėtų būti traukiami. Aš suprantu, geras pasiūlymas, viskas tvarkoja, geras klausimas ir pritarčiau, bet būtų gražu, jeigu mes dirbtume pagal darbotvarkę, o ne pagal, nežinau, kažkokius tai paskutinės minutės pageidavimus. Atsižvelgsime šitą pastabą, kuri jau kartojasi kelintą kartą, o pasiūlymų konkrečiai tada dėl šito pristatymo. Kad čia nėra ką siūlyti, kai negalime tokiu greičiu dabar nematydami rodiklytės pasakyti, kad čia šitas sprendimas geras arba blogas. Akivaizdu, kad reikia įsigilinti. Pačiai idėjai, tai natūralu, kad pritariu, pasitikslinau, kad taip, gatvė tikrai yra D kategorijos, tai bendrajam plane yra pakeista iš C į D, tai reikėtų tą kryptimį ir judėti, kur miesto planas numatęs. Būtų aišku gerai, kad būtų iš karto kažkaip pateikta, kur tie automobiliai galėtų nusikrauti. Tai yra, kas atsitiks likusioms gatvėms, gal kažkokios alternatyvos yra, gal ir kitur galima kažkokius pakeitimus daryti, tarkim, Goštauto gatvėje, galbūt kiti suka galėtų važiuoti ten per Liubarto tiltą galbūt. Tai reikėtų kažkaip ir vertinimą daryti. Jo, tai mes iš pradžių, Eduardai, principas yra, ta prasme, einant jau giliau, mes norėjom tiek mieste, ta prasme, tiek BMS, tiek su jumis šiek tiek pastarti pačiai idėjai. Jei ta idėja yra priimtina ir tinkama, tai tada mes jau judėtumėm giliau, vertinant platesnį tą kontekstą ir žiūrint, kaip galėtų keistis. Bet dabar mintis buvo pats principas, ar toks tinkamas ar netinkamas, nes man atrodo, kad, kaip tu ir sakai, D kategorijos gatvėje ir su 6 juodom dėmėm labai keistai atrodo. Aš visiškai pritariu, tas principas, taip, labai geras yra principas, kad reikia šitoj vietoje nutraukti tranzitą. Čia pagrindinis dalykas. Ir ką matau schemai, lyg ir būtent tas ir padaryta. Tai gerai, nėra kaip šiandien nepritarti. Dėkui. Jūs turit kiti kokių pastebėjimų? Evaldai, prašau. Sveiki, dar kartą visi. Žiūriu šitą schemą. Problemą turit su juodom dėmėm. Bandyti išspręsti juodą dėmę, neleidžiant važiuoti transporto priemonėm. Kontroversiškas sprendimas, aišku. Čia jau, kaip sakoma, jau paskutinis taškas. Ne? Galima, aišku, ir kitų priemonių pagalvoti, bet klausimas, ar duos rezultatą. Tai, bet šiaip bendrai žiūrint į šitą pateiktą schemą, tai aišku, būtų labai naudinga matyti skaičius, kuriuos jūs turėtumėt, kur kiek transporto priemonių suka. Tada, ką Eduardas minėjo dėl nukrovimo į kitas gatves, galima tada bandyti teoriškai žiūrėti, kur eismo dalyvis pasuks. Ne? Jeigu į dešinę turim sukančių ten 60 automobilių, ne, tai jo maršrutas bus truputėlį kitoks. Šiaip bendrai iš praktikos, jeigu tokius sprendinius daro, tai siūlyčiau pirmas schemas darytis maršrutų schemas. Reiškia, jeigu mes važiuojam, ne, aš išvažiuoju, tarkim, nuo katedros, važiuoju link Seimo. Ne? Man jūs nutraukėt maršrutą, ne, tai koks mano alternatyvus maršrutas. Tai taip visom kryptimis, žinant maršrutus, daugmaž gali įsivaizduoti, kokias pasekmes sukels vieni ar kiti veiksmai. Bet mano mintis šiaip bendra yra, tai čia yra gabaliukai. Taip, įdėti gabaliukai, visi kiti tarp šitų dviejų Lukiškių aikštės ir Kudirkos. Ne, jo. Ta visa dalis, jinai yra skirta privažiavimui gyventojams ir tiesiog skersiniam kirtimui Gedimino prospekto.
Tai aš siūlyčiau svarstyti, jau jeigu taip daro, tai svarstyti visą atkarpą sujungiant pilnai. Apribot eismą. Nes dabar toks nei lūptas, nei skustas gaunasi šituo atveju. Truputėlį vienoje vietoje, truputėlį kitoje vietoje. Gyventojams privažiavimą įspręsti tikrai galima kelio ženklais. Ne? Gyventojai gali privažiuoti prie savo namų, ne problema. Ir galbūt nuo šitą visą atkarpą spręsti tiesiog planuojant uždaryti visą ją ir tada jau kokybiškas atrodytų sprendinys Gedimino prospekte, o uždarius atkarpą po metų laiko, manau, kad ir savivaldybė galėtų planuotis šitoje atkarpoje visai kitokius eismo organizavimo sprendinius, išnaudoti gatvę, ne, kavinės, visi kiti dalykai. Tai atrištų rankas, nes dabar ta dalis eismo srautų prasme, jūs ją paliekat dėl gyventojų privažiavimo. Tai bet iš tiesų manyčiau, kad galima pasvarstyti galimybių. Ja. Tai aš, jeigu galima, Valdai, šiek tiek ir atsakysiu, toks variantas buvo pas mus svarstytas, bet kaip žinot, kelio ženklai, kurie riboja, tiksliau sudaro galimybės važiuoti gyventojams aptarnaujančiam transportui, nepastačius kamerų ir neturint integracijos su policijos duomenų baze. Tai visi suprantam, kad nieks nestovės ir negaudys, kas ten kur gyvena ir kas ten kur važiuoja. Ta labai gerai žinom ir su Senamiesčio Kilpiniu, kur niekaip neprisiprašom, kad policija priimtų kamerų duomenis į savo duomenų bazę. Tai dėl to mes ėjom labiau su šitą idėją, viziją pakol kas, kad bent jau tada pirmų žingsnių apriboti fiziškai galimybę pravažiuoti, bet visiškai pritariu, kad irgi vienas iš svarstytų variantų, turint integraciją su policija, kad galėtų būti ir viso Gedimino prospekto uždarymas. Jo, žiūrėkit, aš kitaip pasakysiu. Nežinau, kaip ten pas jūs vyksta tas bendravimas su savivaldybė, bet aš tai siūlyčiau nešti galutinį rezultatą ir viziją, ką jūs norit. O čia yra tik tais kelias, kaip jūs link to nueinat. Tai jūs turėtumėt ieškoti sprendimo galutiniam rezultatui, ne? Pritarimo, o jau palaipsniui ten galit sakyti per 2 metus ar ten per metus mes žingsnelis po žingsnelio prieisim prie tokio rezultato. Tai manau savivaldybei lengviau būtų apsispręsti, matant galutinį rezultatą linko einat, bet iš kitos pusės pasakysiu, taip, kelio ženklai, kelių eismo taisyklių laikymasis yra toksai subtilus dalykas. Bet nereikia galvoti, kad visi nesilaiko kelių eismo taisyklių. Ne? Tai kelio ženklas man reiškia, jeigu aš negaliu važiuoti, aš negaliu važiuoti. Ne? Jeigu aš juo važiuoju, tai pažeidžiu kelių eismo taisyklės. Tai tikrai ne visi Lietuvos gyventojai pažeidinėja kelių eismo taisyklės. Taip, turėsit vieną kitą atvejį, ne, pastatysit pareigūnus, padarysit vieną kitą akciją kažkokią ir turbūt greičiausiai žinos, kad tenais nebeverta važiuoti, kaip numatytos, ne, fiktyvios ten tos greičio kameros, ne, tai galvojat prieš tas kameras neprilėtint žmonės, prilėtins, ne, nors jos nieko nebaudžia. Ne. Tai čia lygiai taip pat pastatykit kamerą, pasakykit, kad filmuojat, nubauskit 5 žmonės ir jau žinia pasklis, kad toj vietoje ale kameros veikia ir baudžia. Tai tiesiog paprastas principas. Tai manau, kad darot gerus sprendinius ryžtingus, bet turit progą išspręsti šitą problemą iš esmės ir galbūt aš tai būčiau linkęs tiesiog, kaip komisijos narys, pritarti drastiškesniems sprendiniams šitoj vietoj. Tik tą galėčiau padaryti, matydamas maršrutus, nes tikrai reikės žmonėm paaiškinti, reikės valdybių nariams paaiškinti, tai kur po galais važiuos tie žmonės, kurie dabar čia važiuoja. Ne? Tai tas irgi svarbus dalykas. Tai trumpai tiek iš mano pusės. Dėkui. Ačiū, Valdai. Eglė, prašau. Mikrofonas tavo, Eglė.
Ačiū labai, aš galvau, kad kalbu ir visi girdi. Tai teisingai Evaldas, aišku, pasakė dėl tų maršrutų parodymų, dėl informacijos taip. Aš dėl pačių srautų, kaip Marius rodė tą informaciją, bero 600 per valandą, ar ne, transporto priemonių. Jo, grubiai taip. Tai įsiverskim iš tikrųjų į tą lietuvių kalbą, ar ne, tai yra per valandą 600, tai yra 10 automobilių per 1 minutę. Ar tikrai skamba įspūdingai? Turbūt ne. Tai būtų galbūt sunku, nepakeliamai, jeigu į vieną visiškai vietą suvažiuotų, ar ne tie srautai. Čia, aišku, šitų variantų, kai ne viskas uždaryta, tai tokios opcijos nėra, bet pritariu, kad galima tuos kelius parodyti, bet tik informavimui, o ne todėl, kad čia kažkokia didelė problema bus. Tai tą noriu patiksinti. Ačiū. Ačiū, Eglė. Aš tai prisupratau Evaldo pasiūlymą, nes aš matau, kad schemoje yra lyg ir projekta, ten žali ruožiai, aš suprantu, reiškia, kad yra užtverta. Ir tikrai čia dabar ekrane per 5 minutės mes nenuspręsime, geras sprendimas ar ne, bet mes kaip komisija, manau, tik tai pritarkime pačiam principui, kad reikia mažinti tranzitą ir viskas. O dėl Evaldo pastebėjimo, kad lietuviai nėra pažeidėjai, tai galiu priminti, kad Lietuvos pėsčiųjų asociacija 17 metais vykdė akciją ir jos pradžioje per plytą, netgi filmuojant sekmadieniais, važiuodavo 300 automobilių per valandą. Tiesiog ta plytos ženklas absoliučiai neturėjo jokios prasmės. Tai galiu užtikrinti, kad jeigu nenutrauktas tranzitas ir ta gatvė lieka patraukli pravažiavimui tranzitu, jokie ženklai nepadės. Aš pats prieš posėdį likus 15 minučių pridaviau 3 vairuotojus, kurie važiavo pro Lukiškių aikštę pažeisdami 303 ženklą. Tiesiog pravažiavo tranzitu visiškai nekreipdami dėmesio, kad ten išsikraudinėja prekes, kažkoks renginys buvo ruošiamas. Eduardai, aš jums paaiškinsiu, gal netaip supratot. Fiziniam priemonėm, ką čia dabar daro, nes išnagrinėjo galimybės, kad yra čia šitoje vietoje būtent fiziniam priemonėm, nes nekliudytų gyventojam, ne, tai viskas ok. Čia šitą dalyką ir darykim. Aš kalbu apie atkarpą tarp 2 šitų fizinių apribojimų. Juk gali čia įdėti ženklus ir šitą atkarpą lygiai taip pat padaryti, stengtis, ne, padaryti jau irgi nepravažiuojama išskyrus tik tais gyventojus. Apie tą fizinę tai čia net nėra diskusijos. Čia labiau šneku apie tą atkarpą tarp tų žalių, kad ženklais, bent jau ženklais pabandyti ir tą atkarpą apriboti. Ženklais. Taip, tada yra tikimybė, kad ženklai veiks, nes tranzitas pagrindinis panaikintas. Taip. Ir tada gaunasi tai, kad turim mes labai gražiai ištisinę atkarpą, kurioje iš vis nevyksta eismas ir tam tikrą dalį, nes gyventojams turim užtikrinti patekimą, tai kur vienas kitas automobilis privažiuoja prie savo namų, o vienoje vietoje kerta kitą gatvę, tai jau neapribosim to transporto, nebeatsimenu, į Jakšto gatvę, tai tenais tiesiog kirstų Gedimino prospektą. Kairiai dešinėn jau pasukti žmonės nebegalėtų, tik tiesiai į Jakšto gatvę galėtų važiuoti. Ačiū, Evaldai, kad patikslinai. Ar dar kas nors turit kokių klausimų, idėjų, minčių apie tai? Vaida? Žiūrėjau, kam dar čia aktualiausia būtų. Ok, tvarkoj, aš visus šitus jūsų pasiūlymus užfiksavau. Tai, ką Evaldas sako, Takė ir paminėjo dėl to maršrutinio orientavimo schemų irgi parodymo, kur tie srautai galėtų pagalvoti apie tą tarpinę atkarpą tarp konkrečiai Lukiškių ir Kudirkos aikščių. Ir jo. Ok, tai tokius pasiūlymus įsitrauksim, pasižiūrėsim, dar pasivertinsim, matyt reikėtų pasipildyti dar tam tikrą informaciją prieš pateikiant ir pačiai savivaldybei pasižiūrėti, o dar iki tol matyti ir komisijai irgi dar kartą pasidalinsim jau su pačia visa ataskaita ir informacija susipažinti ir jei dar turėsit kažkokių minčių, tik teikti. Tai ačiū Mariau, ačiū tau, kad pristatei šitą klausimą. Daugiau
ką buvau siuntęs iš tų 3 klausimų dėl darbotvarkės, tai su Edu aptarėm, kad netaisyklingai ten pats tą klausimą esu suformavęs ir tokio kaip ir poreikio neturim ir nesvarstysim. Dėl kitų 2 Mariaus nėra, kad galėtume aptarti vis dar tas dviračių, išskyrus dviračių įrengimo vietas, o dėl žalių rodiklių irgi šiuo atveju nelabai turim ką šiam parodyti. Tai klausimų kol kas daugiau posėdė šitame nėra. Sekantis mūsų posėdis, užmečiau greitai akį, yra kovo pabaigoje 28 dieną, tai pats klausimus jau dabar, kurios galėtume svarstyti. Beje, Marius Kučinskas buvo greičiausiai jums visiems irgi siuntęs laiškus su savo pasiūlymais. Nežinau, kaip vertinat, kad jisai, tarkim, pristatytų savo tos pasiūlymus, kuriuos konferencijoje pristatęs, kur ten ir pridėjęs tą visą vaizdo medžiagą, kur detaliai viską pristatinėja. Ar reikia įsivertinti tuos visus pasiūlymus mums čia kaip komandoje, ar visgi tai palikti individualiam darbui, nes tuos pasiūlymus savivaldybės gavo jau ir gerokai anksčiau ir pasivertino, ką būtų galima daryti, kas galbūt. Klausimas jums, nes greičiausiai informaciją ir laiškus irgi esate matę. Kaip galvojat? Aš tai manau, kad Kučinsko pasiūlymus reikėtų individualiai vertinti. Tai yra, kad komisijai nereikia jų teikti, nes ten yra šiukšlynas, taip atvirai pasakius. Tiesiog būtų per daug dėmesio vienam asmeniui iš visos komisijos. Ten tie klausimai nėra pačios komisijos verti. Taip. Bet kita yra pastaba, aš noriu gauti šitą medžiagą, kuri buvo šiandien pristatyta. Ir turiu priminti, kad mes buvom praeitam posėdėje sutarę dėl tų 853 lentelių išskyrus dviračius, kad eismo organizavimo skyrius kažkaip su manim susikontaktuos. Tai informuoju, kad nebuvo jokio kontakto. Ok, supratau. Gerai, tai tą medžiagą... Atsiprašau, truputėlį, eismo organizavimo skyrius jūs ką turėjote omeny? Čia savivaldybės? Savivaldybės. Taip. Jie dabar nes jie atsisakė dėl tikslumo kažkur dėlioti, tiesiog, kad susitartume, kad nereikėtų visai komisijai klausyti mūsų ginčo. Taip, jo. Dėl tikslumo eismo organizavimo skyriaus nėra dabar savivaldybėje, o infrastruktūros grupė, bet dėl to Eglė persiklausė, nes dabar vienintelis eismo organizavimas. Bet viskas tvarkoj, aš papildomai dar Mariui informuoju, kad atskirai susisiekti ten pasikalbėti ir pavertinti tos 3 atvejus, kurie buvo teikti ir atmesti. Prisipatonoti. Gerai, kolegos, tada ačiū Jums, būkime aktyvesni iš tiesų su pasiūlymais įsitraukti klausimus į komisijos darbotvarkę, nes kol mes jų neturim, nelabai ką ir daugiau galim svarstyti. Tai tiek ir norėčiau palinkėti. Ačiū Jums, iki kitų pasimatymų. Iki. Viso gero. Iki. Iki visom. Viso gero.